Sabonis. Taigi, Arvydas Sabonis. Vardas tapęs krepšinio sinonimu visame pasaulyje. Vladė Divacas. Aš žaidžiau prieš jį, kuomet jam buvo 22-23 metai. Ir aš jums galiu pasakyti, kad jis buvo pats geriausias centras, prieš kurį man kada nors yra tekę žaisti. Lietuvos superžvaigždė Arvydas Sabonis laimėjo viską, ką galima laimėti Europos ir pasaulio krepšinyje. Dabar jis NBA. Tačiau tam, kad suprastume visą Sabonio kelią į NBA, turėtume grįžti bent jau į 90-ojo dešimtmečio vidurį. Pirmą kartą tarptautinio krepšinio arenoje Sabonis sublizgėjo 88 metų olimpinėse žaidynėse, kuomet dar žaisdamas už tuometinę Sovietų Sąjungos komandą jis nuvedė ją į aukso medalius, į pačią olimpinę viršūnę. The United States goes home stunned. Nuo štai 1988 metais jį pasirinko Portlando Trail Blazers komanda ir Redas Auerbachas, vienas iš pačių iškiliausių NBA žaidėjų, NBA trenerių ir ekspertų, sako: norėčiau pakalbėti apie Arvydą Sabonį. Siurprizas? Tai jokios siurprizas, sako Redas Auerbachas. Kadangi mes kalbame apie vaikiną, kuris yra vienas iš 3 ar 4 geriausių centro puolėjų visame pasaulyje. Pats Arvydas Sabonis, prisimindamas tuos laikus, sako: iš pat pradžių Sovietų Sąjunga man tiesiog nebūtų leidę žaisti NBA komandoje. O kuomet aš jau turėjau tokią galimybę, aš nebuvau pasiruošęs fiziškai dėl savo traumų. 2 iš šios Seulo komandos žaidėjų, Aleksandras Volkovas ir Šarūnas Marčiulionis, nusprendė išbandyti save NBA. Arvydas Sabonis pasirinko kiek kitokį kelią. Na ir jis vėl tapo dėmesio centre, kuomet Lietuvos komanda pirmą kartą atkovojusi nepriklausomybę dalyvavo Barcelonos olimpinėse žaidynėse. Donnie Nelsonas. Lietuva yra tarsi Amerika prieš 200 metų, ką tik iškovojusi laisvę. Ir šie vaikinai yra šių dienų patriotai. Jie jaučia jėgų antplūdį kiekvieną kartą, kai užsideda geltonai žalią aprangą su užrašu Lietuva. Na ir štai Arvydas Sabonis vėl buvo savo komandos lyderiu. Vėl 3,5 milijonų maža valstybė laimėjo olimpinius bronzos medalius. Tai buvo nenupasakojamas jausmas, sako Arvydas Sabonis, matyti Lietuvos trispalvę kylančią šalia 2 kitų pajėgiausių krepšinio valstybių pasaulyje. Na, toje olimpiadoje Sabonis vėl susidūrė su pačiais geriausiais NBA centrais ir dar kartą įrodė, kad jis gali su jais varžytis. Sabonis gali žaisti prieš bet kurį centro puolėją. Tai neįsivaizduojamas, sako Lenny Wilkinsas. Na ir po tos olimpiados pradeda kalbėti, kad Arvydą netrukus išvysime NBA. Bet jis nusprendė pasirinkti Madrido Realą ir 1995 metais jis su savo klubu Saragosoje laimėjo Europos čempionų taurę ir buvo pripažintas geriausiu Europos krepšininku. Rejection. Oh, Sabonis again. Brilliant play. Po šios pergalės laiko poilsiui nebuvo. Arvydas Sabonis vėl užsivilko Lietuvos rinktinės marškinėlius ir dalyvavo Europos čempionate Graikijoje. Donnie Nelsonas. Tiesiog neįsivaizduojama, kaip šie vaikinai įveikdami skausmą, nuovargį ir visus kitus sunkumus veržėsi į Lietuvos rinktinę. Be Arvydo Sabonio mes net nebūtume finaluose. Lietuvos komanda po dramatiškos kovos pralaimėjo superfinalo rungtynės Jugoslavijos komandai, tačiau vis dar iškovojo teisę žaisti Atlantos olimpinėse žaidynėse 96 metais. Ir štai Arvydas Sabonis po to superfinalo priima NBA iššūkį, būdamas 31 metų amžiaus NBA naujokų. Jaučiuosi tarsi būčiau pradėjęs antrą gyvenimą Amerikoje, sako Arvydas Sabonis. Nesijaučiu kaip 30 metys. Jaučiuosi kaip jaunas, tiesa mano kūnas kartais neleidžia to daryti. Ir Arvydas Sabonis nuo pat pradžių drąsiai įsiveržė į NBA. PJ Carlesimo, jūs galite vertinti jį kaip gynėją. Gynėją, kuris gali pasuoti, gali mesti iš toli. Tačiau jis tai daro būdamas 2,22 m ir tai yra pats didžiausias jo pranašumas, pats didžiausias talentas, kurį man tekę yra treniruoti per visą karjerą. Visas Dedley. Kartais tiesiog pradedi galvoti, kaip jisai sugeba tai padaryti, kaip jisai tai atlieka. Na ir štai dabar Arvydas Sabonis jau pirmaisiais metais NBA lygoje nutiesė savo kelią NBA arenose. Kartais tiesiog gazdina, kaip jisai gali žaisti. Jis yra iš tiesų per pastaruosius 2 dešimtmečius vienas iš geriausių žaidėjų visame pasaulyje.
Na ir štai dabar Arvydas Sabonis jau sėkmingai galinėjasi su pačiais geriausiais pasaulio atletais, įrodydamas tai, kas ir anksčiau buvo žinoma. Ir lieka tik tai klausimas, jeigu jisai būtų atėjęs į NBA anksčiau. Ir apie tai turbūt geriausiai pasakė Buckas Williamsas, Portlando komandos krašto puolėjas. Jeigu mes jį būtumėme pasikvietę prieš keletą metų, prieš 2-3 metus anksčiau, aš turbūt dabar vaikščiočiau savo, ramiai dėvėdamas 2 ar 3 NBA čempionų žiedus. Na, Arvydas Sabonis pats apie tai kalba taip. Na, aišku, aš dabar galiu sakyti, jeigu aš būčiau atėjęs anksčiau. Tiesiog taip jau susiklostė likimas ir aš esu laimingas, kad galų gale išsipildė mano didžioji svajonė pabandyti save tarp pačių geriausių pasaulio krepšininkų. Na kągi, o štai šiais puikiais Arvydo Sabonio metimais mes ir baigiame šią laidą skirtą krepšiniui, didžiajam pasaulio žaidimui. Ačiū, kad žiūrėjote mūsų.